Šiokiadieniais per LRT televiziją jausmingi serialai. 16:15 prabangos pasaulis, kur pildosi svajonės ir dūžta viltys. Ponių rojus. 17 valandą jausmai, intrigos ir netikėti gyvenimo vingiai. Pažadas. Jaudinančios istorijos. Šiokiadieniais per LRT televiziją. Šeima iš Niujorko nusiperka protėvių pilį Čekijoje. Tačiau aristokratiškas gyvenimas ne toks, kokį jie įsivaizdavo, ir svajonės pradeda griūti. Romantinė komedija Paskutinė aristokratė. Sekmadienį 21:55 per LRT televiziją. Daugiau filmų LRT epikoje. Pasaulis lietuvio akimis. Keisti delikatesai Maniloje. Tai yra anties apvaisinti kiaušiniai. Rytinis reivas Dubline. Man atrodo, kad dienos šviesoje gyventi yra sveikiau. Ir kodėl vieno miesto pavadinimas Anglijoje reiškia vonę. Daug ir menininkų, ir aukštos klasės žmonių atvažiuodavo čia pasigydyti. Trečiadienį per LRT. Beprotiška Ferdinando Magelano ekspedicija. Ten, kur dar niekas nebuvo nuplaukęs. Serialas Be ribų. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 22:30 per LRT televiziją. Daugiau serialų LRT epikoje. Šiaurės Lietuvoje tik tai ir randams yra. Jūs jį pats padarė? Nu. Vienas? Kurie nežino nieko apie Antaną Pošką, Dovilė, traukit šitą knygą. Draugiška Lietuva. Antradienį 19:30 per LRT televiziją. Pradėjome kelionę dviese, o baigėme trise. Latvijos kelio į nepriklausomybę istorija. Drąsi moteris, kuri netikėtai tampa politikė ir šalies laisvės šaukle. Tačiau dėl naujų pareigų griūna asmeninis gyvenimas. Aukotis dėl tėvynės ar saugoti savo laimę. Tikrais faktais paremta drama Mano laisvė. Šeštadienį 23 valandą per LRT televiziją. Vėlyvis labai nuodingas, bet labai gražus. Oho, kiek daug, tikrai prisidauginęs gerokai. Kviečiu į lietuviško sodą pabaigtuves. Vaikomės svetimų madų, nors patys turim labai gražius sodus. Ką daryti, kad levandų jūsų sode būtų dar daugiau? Išlaužiau tiesiog nuo augalo. Augalui nepakenksiu, nieko tokio. Sodininko kalendorius sekmadienį 9 valandą per LRT. Žmonija miršta. 18 metų, nė vieno kūdikio. Tačiau atsiranda stebuklas. Moteris nešiojanti gyvybę. Jos išsaugojimas. Paskutinė viltis. Sukrečianti ateities vizija. Trims Oskarams nominuotame filme Žmonių vaikai. Penktadienį 22:15 per LRT televiziją. Daugiau filmų LRT epikoje. Kartais per skaudžius išgyvenimus, kartais švelniai, vos pastebimai įvyksta žmogaus susitikimas su Dievu. Todėl tokie jautrūs šie pasidalijimai apie tikėjimą ir ieškojimus. Šventadienio minčių kartojimai per LRT televiziją kiekvieną sekmadienį 8 valandą ryte. Prieš 34 metus Rusijos OMON smogikai šaltakraujiškai nužudė Lietuvos sieną saugojusius pareigūnus. Istorija, kuri visada liks mūsų atmintyje. Minėjimas prie medininkų memorialo. Šiandien 10 valandą tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT radiją. Ekspedicija Paskutinė stotis vyksta į konclagerį, apie kurį iki šiol nežinojome nieko. Žydų koncentracijos stovykla, pačia blogiausia to žodžio prasme. Bergen-Belseno stovykla neišliko, tačiau čia nutikusios istorijos aidi iki šiandienos. Mes prisimenam. Ekspedicija Paskutinė stotis Vokietija sekmadienį 16:15 min. per LRT. Penktokų tėveliai ir mamytės, susikaupkim. O susikaupti tikrai reikės. Prasidės tikros lenktynės, langeliais pirmin ir atgal. Ne. Sukti klausimai. Į ne vieną pusę, nes gaidys nededa kiaušinių. Ir stebuklinga vaikų pagalba. Kas bus penktokų tėvelių žaidimo nugalėtojas? Pamatysite pirmadienį 19:30 per LRT. Nerizikuosiu.
Kai pasaulis vykdė vieną gėdingiausių žmonijos istorijoje egzekucijų, negailestingai žudė žydus, radosi asmenybių, kurios rizikuodamos savo gyvybėmis išgelbėjo tūkstančius ir jie išliks amžinai dėkingi. Dokumentikos ciklas Japonų angelas Chiyune Sugihara. Neįtikėtinos kelionės į atokiausias pasaulio vietas ir istorijos, kurių niekas nepasakoja. Antony Burdenas, Nepažįstami kraštai. Šiokiadieniais 13 valandą per LRT televiziją. Serialas Narkos. Narkotikų prekeiviai. Meksika. Antrasis sezonas per LRT televiziją ir LRT epikoje. Kvapą gniaužiančios ekspedicijos po Lietuvos laukus, pelkes ir miškus. Mažas šliužiukas ir kažkoks tai taškelis. Spalvingos gamtininko istorijos apie mūsų krašto gyvius ir augalus. O brandolys yra skanus. Kiekvieną vasaros sekmadienį gamtininko užrašuose. 9:30 per LRT. 3 galvos. Maisto! Simonas nežymiai dairosi į šalis. Matyti galima ir ausimis. Simona sėdi ant kėdės ir užsimerkusi medituoja. Visą vasarą filmai su garsiniu vaizdavimu. Jo veidrodiniuose akiniuose atsispindi paplūdimys. Kad kino istorijomis galėtų mėgautis ir žmonės turintys regos negalią. Ji nusiriša skarelę ir ją išpurto. Antradienio vakarais per LRT+. Sekmadienį popiet per LRT+ pasinerk į smagų ir nenuspėjamą šeimos filmų pasaulį. Tavęs laukia beprotiški nuotykiai, kovos su blogiu ir nauji pasakiški draugai. Žiūrėk kartu su visa šeima. Sekmadienį popiet per LRT+. Muzikos legenda – vienas žymiausių gitaristų roko istorijoje. Erikas Claptonas ir įspūdinga, spalvinga, bet tuo pačiu ir sudėtinga bei skaudi jo gyvenimo istorija. Dokumentinėme filme jau pirmadienio vakarą per LRT+. LRT epika visada nemokami filmai ir serialai, tarp kurių Suvystytas tobulos moters, Ratas, Myliu tave iki dangaus ir kiti. Žiūrėkite nemokamai LRT epikoje. Įslaptinti duomenys, painiausios bylos ir išvalgiausiai tyrėjai. Sekliai. Žiūrėk visas dalis LRT mediatekoje. 3, 2, 1, važiuojam! Čia sąlygos prastos jums. Nu kaip, nėra ventiliacijos, paprasčiausiai galėtų būti durys atviros lauko. Netikėta mūsų visų istorija LRT archyvuose. Žiūrėk portale LRT LT. Miego trūkumas blogai veikia ne tik jūsų sveikatą, jis kenkia ir visuomeniai. Po bemiegės nakties žmonės 78% rečiau elgiasi altruistiškai. Kur kas rečiau sustoja padėti tiems, kam to reikia. Mums mažiau rūpi kitų gerovė. Taigi, gal jūsų kolega bendrame projekte nieko nedaro ne todėl, kad blogas žmogus, o todėl, kad neišsimiegojo. Laidos Miego DNR klausykis LRT radiotekoje. Labas vakaras, jūs sveikina rock diskoteka Disko Žemė. Netikėta mūsų visų istorija LRT archyvuose. Žiūrėk portale LRT LT. Naujoje LRT radiotekoje visada yra ko klausytis. Šimtai laidų bei tinklalaidžių, dokumentikos pasakų ir net serialų. Tik LRT radiotekoje, internete bei LRT LT programėlėje.
praplėsk akiratį. Žiūrėk dokumentinius filmus nemokamai LRT Epikoje. Svarbiausios sporto transliacijos su LRT.